Ok, antra dalis ir aiškinamės, iš ko visas tas uždarbis, visi tie procentai, palūkanos ir taip toliau yieldas atsiranda. Tai, važiuojam. Visų pirma, stakingas yra pats paprasčiausias metodas, kuris jau yra skaitomas kaip DeFi'aus operacija. Tai anksčiau tas, pavadinkim, stakingas būdavo naudojamas kaip alternatyva Bitcoinui, visas a proof of stake mechanizmas, kada tu turėdamas savo kažkokį tai tokeną, jį užrakini tam tikram laikotarpiui ir jisai padeda validuoti transakcijas blockchain'e. Lietuviškai pasakyti sudėtingai gaunasi. Bet paprasčiausiai tam tikri blockchain'ai veikia su tam tikru metodu. Tarkim, Bitcoinas visi gal puikiai žino, kad veikia su proof of work, kada tu turi maininti fiziškai tą Bitcoiną naudojant minerius ir panašiai. Ir dar šiai dienai yra daug visokių minerių, bet jau prasideda quantum computing, visi tie dalykai, žodžiu, nesmė. Tada yra proof of stake, kaip pavyzdys, ant ko perėjo ir Etheris, ant ko yra daug įvairiausių kitų chainų, kada tu validuoji transakcijas ir jas tvirtini, dalyvauji decentralizuotam tinkle, užrakindamas savo coinus. Yra dar šimtai turbūt, gal ne šimtai, bet dešimtis skirtingų blockchaino veikimo principų, proof of time, proof of this and that ir panašiai, ko tikrai nereikia žinoti, norint DeFi uždirbinėti pinigus. Bet visas tas stakingas, jis vis dar egzistuoja, tai yra svarbi tema, bet tobulėjant DeFi'ui atsirado toks dalykas kaip liquid staking. Ir tai yra stakinimas lygiai tas pats, stakinimas, bet su likvidumu. Tai gaunasi, kada tu užrakini savo coiną, pavyzdžiui, Etheris, pagrindinis pavyzdys. Tu užrakini savo coiną, Etherį stakingui, bet tu mainais gauni liquid tokeną, kurį gali laisvai naudoti DeFi'ui. Taigi pavyzdys yra vienas didžiausių protokolų Etherio liquid staking'e Lido. Tai tu turėdamas savo Etherį, užsteikini Etherį per Lido ir Lido mainais tau duoda staked ETH, ETH, kažkas tokio. Ir gaunasi, kad tavo staked ETH tokenas visada atspindi tavo turimą Etherį plus palūkanos. Nes į kainą jau yra įskaičiuojamas tas uždarbis, kurį tu gauni, užsteikinę savo Etherį. Tai tą tokeną staked ETH tu gali naudoti skirtingose DeFi'aus protokoluose. Tu gali jį skolinti, gali naudoti kaip collateral, užstatą ir skolintis prieš šį stablecoinus, jeigu reikia, farminti ir panašiai. O kaip tai veikia, tai yra, tu steikini Etherį per Lido, gauni staked Etherį, liquid staking tokeną, tavo Etheris, originalus Etheris, visada dirba ir uždirba tau palūkanas, validuoja transakcijas ir visą tą nesąmonę, žodžiu, visą tai rūpinasi Lido. Tavo staked Etherio vertė nuolat auga, nes palūkanos yra integruojamos į kainą. Tai viskas, ką tu uždirbi, yra akumuliuojasi ir paprasčiausiai tau auga vertė tavo staked Etherio. Bet tuo pačiu metu, kol tu savo Etherį laikai užrakinęs Lido, tu tą staked Etherį gali naudoti bet kur kitur. Ir kaip pavyzdys, čia yra vienas iš paprasčiausių metodų dalyvauti DeFi'ui ir uždirbinėti double yieldą. Tai yra, kada tu į savo Etherį užsteikini per Lido ir tada staked Etherį supplyini į lending protokolus, ten, kur galima gauti kažkokį dar API papildomą. Gaunasi, kad tavo Etheris jau ir taip dirba, nes yra užsteikintas, ir dar steikintas Etheris yra supplyinamas į lending protokolą ir dar už tai tu gauni palūkanas. Dažniausiai tos palūkanos būna labai minimalios, nes niekas staked tokenų nesiskolina, o tiesiog supplyina, tai tas palūkanos būna minimalios. Bet tai yra labai geras metodas, kaip pavyzdys, jeigu tu turi daug Etherio, jį užsteikini, tą staked Etherį supplyini į lending protokolą ir skolinės USDC prieš savo staked Etherį, kas gaunasi mainais, kad tavo Etheris dirba,
papildomai ir tu skolinės USDC ir naudoji juos ten, kur tau reikia. Nes iš tikrųjų, einant per protokolus, dažniausiai supplyinti patį eterį, API bus šiek tiek mažesnis negu steiginti eterį. Tai staked eteris gali tau uždirbti daugiau ir tu paprasčiausiai jį užsteikinis, tada resupplyini ir skolinės stablecoinus. Čia yra the most simple stakingo solutionas ant DeFi'aus. Tada yra lendingo protokolai. Tai yra decentralizuotos platformos, kuriuose tu gali skolinti savo kripto ir iš to gauti palūkanas, arba pasimti paskolą užstatęs savo kripto kaip garantą. Ir visa tai vyksta be jokių bankų, tarpininkų, dokumentų, nieko panašaus nėra. Viskas vyksta automatiškai per smart kontraktus blockchain. Tai jau kaip pavyzdys, tu nori uždirbti. Tiesiog paprasčiausias metodas irgi. Tai tu užrakini savo kripto į lending protokolą, kaip pavyzdys, Etherį, Solana, Avalanche, bet kokį kitą tokeną, kuris yra palaikomas tam protokole. Užrakini tai nereiškia, kad tu užrakini kažkokiam laiko tarpui, tu gali bet kada jį atsimti atgal. Tai yra, aš įdėjau dabar, šiandien, galiu po 5 minučių pasimti, galiu pasimti rytoj, poryt, po metų, nesvarbu. Tai yra visiškai permissionless protokolai, kur tu esi kontrolė. Ir tada, kai tu supplyini savo assetą į protokolą, tavo kripto tampa likvidumu pačiam protokolui. Reiškia, jeigu tu įdėjai į bendrą poolą, kažkas kitas nori pasiskolinti iš to pūlo, jie skolinasi, moka palūkanas ir visas procesas vyksta automatiškai ir tu tiesiog esi kaip likvidumo tiekėjas. Kaip, sakykime, bankas, kuris duoda paskolas kitiems žmonėms, kuriems to reikia. Tai kai žmonės ima paskolas, jie moka palūkanas, tu iš to uždirbi. Tai yra viskas proporcingai dalinama, automatiškai, instant, be jokių ten holdų ir panašiai. Ir čia yra tiesiog metodas, nes tau skolintis nebūtina, tu tiesiog gali paimti protokolę, įmesti savo kripto, vietoj to, kad laikyti wallet'e arba ledgerį arba kažkur, tu gali mesti į protokolą ir jinai tau uždirbinės papildomą API. Dažniausiai iš lendingo protokolo tu neuždirbsi daug, bet jeigu poolo utilization rate'as būna aukštas, ten būna, kad palūkanos užsikelia ir galima gauti pakankamai neblogus returns. Bet dažniausiai lendingą tu naudoji tam, kad galėtum pasiskolinti stablecoinus ir juos naudoti kažkur kitur. Čia paaiškinsiu sekančiose skaidrėse. O jeigu tu nori pasiskolinti, kaip pavyzdys, tada tu užstatai lygiai taip pat savo kripto, kaip pavyzdys, tarkim, Etherį, kaip collateral, lygiai taip pat tiesiog įdedi į protokolą ir protokolas tau paskaičiuoja, kiek tu gali pasiskolinti. Dažniausiai būna iki 70%. Tada tu skolinės kitą kripto, pavyzdžiui, USDC, bet gausi mažesnę vertę nei tavo užstatas, čia protokolo saugumas, tam, kad pats protokolas neturėtų likvidumo problemų. Tai pavyzdžiui, tu įdėjai 1000 vertės Etherį, skolintis gali iki 700 USDC, kaip pavyzdys. Bet jeigu kaina Etherio pradeda smarkiai kristi, tave gali likviduoti. Tai yra, jeigu į protokolų nebeužtenka, tos, pavadinkim, kaip lietuviškai threshold sakytųsi, nežinau, žodžių. Protokolas gali likviduoti dalį tavo pozicijos, tavo Etherio, tam, kad padengtų tavo paskolą. Bent jau dalinai, kol tu išeisi iš tos rizikingos zonos. Tai einam giliau su pavyzdžiu. Mindaugas, sakykim, turi 10 Etherių ir jis nori juos įdarbinti. Tai Mindė siunčia savo Etherį į protokolą. Aš jau galiu save patraukti, negaliu, kampukiai. Ir už likvidumo suteikimą Mindė gauna apie 3% metinių palūkanų. Paprasčiausiai tam, kad laiko savo Etherį protokolę. Bet lygiai taip pat jisai, esant reikalui, nuo savo 10 Etherių depozito gali pasiskolinti iki 700% LTV, loan to value ratio, bet kokią kripto, kuri yra protokolė. Tai yra nebūtina, tu tiesiog gali laikyti kripto ir uždirbinėti, arba jeigu esant reikalui, gali pasiskolinti. Pasiskolinus, paskola grąžinama visiškai bet kada. Dalim, pilnai, po metų, ant rytojaus nėra skirtumo. Tu esi kontroliai. Tu gali grąžinti savo paskolą po $1 kiekvieną dieną, gali grąžinti viską po metų, gali grąžinti viską po
3 minučių nėra skirtumo, visiškai tu kontrolį. Tau yra paskaičiuojamos palūkanos, kurios irgi yra dinaminės, viską paaiškinsiu toliau. Ir paprasčiausiai tu pasiėmęs, turi tą launą ir tu naudoji ir atidavinėjai taip, kaip tu nori. Tai kaip pavyzdys vienas iš gerai, čia pasakysiu po to gal. Tai iš ko gaunasi API-us šitam lendingo protokole? Tai protokolas visada turi dinaminę formulę. Ir API-os procentas priklauso nuo to, kiek laisvų pinigų yra pūlė. Kaip pavyzdys, jeigu į protokolą yra sudėta, tarkim, 100 milijonų vertės eterio ir iš jų pasiskolinta yra tik 12 milijonų, reiškia, daug pinigų yra laisvų šitam pūlė, nepasiskolintų. Tai pūlo utilization rate'as yra žemas. Tas utilization rate'as gal verstųsi kaip pūlo panaudojimo santykis yra žemas. Reiškia, 100 milų įdėta, tik 12 paimta, reiškia, daug laisvų pinigų. Dėl to API už skolinimą ir skolinimąsi bus gerokai mažesnis. Tiek skolintis, nes gaunasi, yra daug laisvų pinigų, nėra tikslo protokolui siūlyti didesnį procentą. Bet jeigu iš to 100 milijonų vertės eterio pasiskolinta yra, tarkim, 83 milijonai, formulė automatiškai užkelia API ir skatina atvesti naujus depozitus, kadangi laisvų lėšų nebėra daug ir tie, kurie yra pasiskolinę, skatina grąžinti paskolas, nes išbrangsta palūkanos. Tai viskas yra dinaminė formulė. Gaunasi, kad jinai yra sekama real time, tai kaip pavyzdys, nėra taip, kad tas palūkanas, kurias tu matai, dėdamas į protokolą, tarkim šiandien 1 valandą aš matau, kad aš įdėjęs į lendingą gausiu 6 procentus palūkanų. Gali būti taip, kad po valandos iš tų 6 procentų pasidarys 12 arba 3 arba 7,42 ir panašiai. Formulė yra visada dinamiškai keičiama, priklausomai nuo to, kiek pinigų skolinama ir pasiskolinama iš pūlo. Dėl to yra labai naudinga eiti per skirtingus protokolus ir ieškoti, kur už tą patį esatą gali gauti geresnį procentą. Nes kaip pavyzdys, tu turi, tarkim, eterio ir tas eteris yra available per daugybę skirtingų protokolų ir daugybę skirtingų chainų. Pavyzdžiui, tu gali turėti eterį ant pačio eterio, RC20, gali turėti eterį ant Arbitrum, Optimism, Avalanche, Base ir panašiai. Ir kiekvienas iš jų turi savo pūlus. Ir kiekvienam iš tų pūlų yra visai skirtingi skaičiai, visai skirtingas TVL, kiek pinigų sudėta ir panašiai. Dėl to tu pasižiūrėjęs vienam protokolę, matai, kad tarkim už eterį arba už USDC gauni 7 procentus, bet gal tu nueisi į kažkur kitur, kur bus lygiai taip pat saugus protokolas, bet tau mokės, tarkim, 22 už USDC, dėl to, kad ten nėra pinigų. Dėl to, kad skatina atvesti depozitus. Ir tol, kol tas procentas bus didesnis, tu laikai pinigus ten, kai pamatai, kad tai sumažėjo, išsiėmei, nusinešiai kitur. Ir tu tokiu būdu visada gali tos pinigus judinti. Esmė yra tokia, kad reikalingas pakankamai nemažas kiekis pinigų, kad tu galėtum pajausti uždarbį iš lending protokolų. Nes jeigu tu ten įdėjai $1,000 arba $5,000, ten tos palūkanos būna tarp kelių procentų iki 14 per metus. Tai nėra skaičiai, kurie padarys tave ten kažkokių sėkmingų ar turtingų. Bet jeigu tu dėdi 100K, 200K ir panašiai, tada aišku, net ir trumpalaikiai perspektyvoje uždirbti kažkokį tai procentą jaučiasi. Toliau. Privalumai lendingo protokolų. Tai yra visų pirma, tu uždirbi API neparduodama savo esatų. Tai vietoj to, kad tu laikytum wallet'e, tu laikai protokolę. Aišku, ne viską reikia dėti DeFi. Jeigu tu laikai didesnės sumas, tu privalai laikyti jas, aišku, saugiose wallet'uose, ledgeriai, trezoriai. Ir tai nėra the best optionas, yra geresnių, yra Korejos, tam tikros piniginės, kurios, nedaro nesąmonių, kaip tarkim ledgeris, bet vis tiek geriau ledgeris negu tiesiog wallet'e arba jau blogiausias variantas laikyti biržoje. Tai tu tiesiog visada
vietoj to, kad laikytum juos tam savo ledgerį, kažkokią dalį pasiemi, su kuria gali savo spekuliuoti, kažką veikti, dirbti, įdarbinti ir gali paprasčiausiai dėti, uždirbinėti API, neparduodamas savo assetų. Tada, esant reikalui, tu gali skolinti stablecoinus, USDC, nepardavę savo assetų. Tau niekada, čia yra vienas iš esminių klausimų, kad dažnai manęs klausia, šiaip klausinėja žmonės, tai kada man teisingiausia parduoti kripto, ypač blue chipus kaip Sola, Etherį, Bitcoiną. Lemba, niekada nėra tikslo pardavinėti savo kripto, jeigu tu gali prieš tai skolintis. Tai tu visada palieki portfolio savo arba net jį augini. Ant didžiosios dalies protokolų tu gali padinginėti paskolas iš to užstato, kurį esi palikęs. Tai kaip pavyzdys, tarkim, tu Bitcoiną esi palikęs, pasiskolinęs USDC nusipirkti mašiną, kaip pavyzdys. Ir tokių žmonių yra, ir aš žinau, ne Lietuvoje, bet kurie pilnai per DeFi sukasi, neliečia jokių savo pinigų. Tu pasiskolinęs USDT, nusipirkęs mašiną, vietoj to, kad tau bankas finansuotų, mokėsi palūkanas, ten įnašus ir visas tas nesąmonės, tu paprasčiausiai pasiemi USDC, nusipirki mašiną, aišku, tu turi turėti gerokai daugiau kripto, kad tą padarytum, bet kaip pavyzdys, nes daug kas nepagalvoja. Nusipirkai mašiną ir viskas, ir tu su tą mašiną važinėjai, tau kyla skola, kurią tu gali padinginėti, kada tik tu nori, USDC arba USDT. Ir Bitcoinui kylant, sakykime, praėjo pusę metų, metai, 2, nesvarbu, Bitcoinas, bent jau šią dieną visada vis dar sugeba padaryti viršūnės ir nerodo kažkokių tai, kaip pasakyti, negatyvių jau ilgų periodų, kada tai yra negatyvų. Tai yra minusiniai metai arba mėnesiai ir panašiai. Aišku, bear markete situacija būna kitokia, bet vėlgi bear markete lygiai taip pat ta paskola gali kyboti, dažniausiai visi nebesinaudoja taip aktyviai DeFi'am ir palūkanos būna vaikiškos. Tai tu gali vis tiek dar figuruoti. Bet Bitcoinui kylant, at the end of the day, tu gali padengti savo turimą paskolą dalinai arba visą iš to profito, ką tau sugeneravo tiesiog laikant Bitcoino protokole, iš pertekliaus ir viskas. Tau net nereikia papildomai ieškoti kažkur tai USDC arba kažko, iš ko padengti paskolą. Ir tu ją gali gražinti belia kada, visiškai tavo kontrolė. Sakau, pasiskolinai šiandien, gražinai po 3 minučių, pasiskolinai šiandien, gražinai po metų, po 5 metų, nėra skirtumo, gali gražinti dalim, visiškai pats sprendi. Po to parodysiu, aišku, kai rodysiu pačius protokolus, kaip tai veikia, viską pamatysit. Galima tada panaudoti kaip leverage'ą ir nusipirkti daugiau kripto. Gaunasi, kad tu, tarkim, turi Etherio arba, tarkim, Solanos ir Solana pakritus į apačią. Bet tu neturi laisvų USDC, iš ko nusipirkti dar. Tai jeigu Solana yra pakritus pakankamai žemai ir tu nebemanai, kad jinai gali kristi dar gerokai žemiau, tu suplaini savo Solaną į lendingo protokolą, pasiskolini, sakykime, jeigu duoda 7%, pasiemi 50%, kad būtum saugesnis, pasiemi 50% vertės USDC keiti vėl į Solaną ir tą Solaną vėl dedi į savo lending protokolą. Tai gaunasi, kad tu pasiskolinai prieš savo užstatą, pasiemi 2x, ne 2x, bet pasiemi leverage'ą, pasiskolinai stablecoinus, už kuriuos nusipirkai daugiau Solanos ir vėl įmeti į lendingo protokolą ir tau dirba dvigubas yieldas. Tai čia yra lengviausias metodas prieiti prie leverage'o, bet vėlgi turi stebėti Solanos kainą, nes jeigu jinai toliau važiuos į apačią, tave likviduos. Bet jeigu jinai pradės važiuoti viršų, atsistatys, tu uždirbi dvigubą profitą iš to, ką laikai ir dar iš to, kas pasiskolinta, dapirkta ir vėl uždirbinėja procentą. Ir vėlgi, galima panaudoti kaip assetus, kaip užstatas, skolintis USDT ir naudoti juos kitose protokoluose, kas leis uždirbti iš pasiskolintų USD. Tai tu gali pasiskolinti, nusipirkti tą patį kripto ir vėl ją įdėti, arba, tarkim, tu turi Solanų, Etherio, kažkokių blue chipų, kuriuos suplaini, pasiskolini stablecoinus ir tada eini į kažkokius mažesnius protokolus,
yield farmingą ir panašiai, ir naudoji tuos skolintus USD tam, kad yield farmingą užsimtum yield farmingo. Ir iš tų profitų, ką darai iš yield farmingo, dalinai padenginėjai savo launą kars nuo karto, kai profitai yra didesni, fiksuoji kažkokį tai geresnį successą, paprasčiausiai padenginėjai paskolą iš to. Tai yra labai irgi paprastas metodas, paprasčiausiai neparduodant savo pagrindinių kripto, pasimti stablecoinų ir su jais kažką veikti. Minusai, praktiškai tokių minusų nėra, žinai. Tarpšime, minusas yra rizika, kad tu ryte atsikelsi ir žiūri, tavo protokolo nebėra, nuhakino, dingo, išnyko. Vėlgi, panašus šūdas gali atsitikti ir su bankais. Jėzus, tu laikai pinigus banke, ant rytojo žiūri, tavo bankas bankrutavo. Aišku, yra draudimai ir panašiai, bet jeigu tu laikai didelius pinigus, ten tu nieko neatgausi. Sakykime, ne? Tai vėlgi, tie protokolai, kuriuos aš naudoju, kuriuos aš parodysiu ir panašiai, jie yra didžiausi. Yra dideli, jos yra milijardiniai kapitalai, netgi valstybinio lygio institucijos naudoja tuos pačius protokolus, dėti konfiskuotą kripto ir iš jos uždirbinėti ir panašiai. Čia yra standartinė informacija. Tai tie protokolai, kad jie paims ir dings, jie nedingo jau N metų atgal, neturėtų dingti ir kitus N metų. Jie tik tobulėja, platėja, didėja, auga ir panašiai. Tai minusas tik toks, nes šiaip nėra minuso, tai nėra kažkoks losas ir panašiai. Tu laikai kripto, ne tik laikai, bet jinai tam uždirbinėja. Ir jeigu tu nori dar prieš šią skolinės ir iš skolintų pinigų dar daugiau uždirbinėjai. Viskas paprasta. Dabar važiuojam prie rimtesnės dalies, tai yra likvidumo baseinai, liquidity poolas. Tai čia yra pagrindinis varikliukas, iš ko, tarkim, aš darausi profitus, iš ko dauguma visas DeFi'us pastatytas. Tai yra liquidity poolas, tai yra smart kontraktas, kuriame yra poros koinų, kaip pavyzdys, Etheris su USDC. Ir jis leidžia žmonėms keistis tarp tų dviejų assetų. Tai tam, kad tai veiktų, kažkas turi įdėti abu koinus. Likvidumo tiekėjai, tokie kaip aš. LP provideriai, mes, taip, angliškai vadinasi. Ir mainais už tai, kad mes įdedam į poolą abu assetus, mes gaunam fees nuo kiekvieno keitimo. Ir kartais papildomą yieldą, farming rewardas vadinasi, kada būna tam tikri protokolai arba tam tikri poolai, siekiant incentivizuoti žmonės daugiau atnešti kapitalo į poolą, siūlo papildomai savo tokeną. Tai tu gaunasi farminį nuo fees, gauni profitą ir papildomai kažkokį tokeną, kurį protokolas arba tam tikras poolas tau duoda papildomai, tiesiog kaip incentivizacija, kad tu atneštum didesnį kapitalą į tą poolą. Tai standartiniam pool'e anksčiau, čia keli metai atgal, DeFi būdavo tiesiog standartinis poolas. Ir tu visada dėdavai 50-50 proporciją. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu tu turi 5K, kuriuos norėtum dėti į DeFi'ų ir kaip pavyzdys į Solanos USDC poolą, tai tu dėtum 2,5K į Solą, 2,5K į USDC. Ir šitas poolas tau būtų PAM ir jisai generuoja tau tos fees. Tai su pavyzdžiu, kalbant, yra formulė, kuri palaiko visą balansą. X kart Y lygų K. Tai X yra SOL kiekis, Y yra USDC kiekis ir K yra pastovi reikšmė. Tai šita sistema automatiškai keičia kainą pagal paklausą. Tai yra žinoma kaip AMM, Automated Market Maker. Čia yra pakankamai techniniai dalykai, ko nereikia žinoti. Aš anksčiau dariau DeFi protokolus, tai tas visas techninis knowledge'as yra, bet jo nereikia žinoti taip iki smulkmenų, kad, tiesiog, tu žinai, kaip tai veikia, bet nereikia gilintis į kodą. Tai vėlgi, biški nesimato, čia matau kampe. Kaip pavyzdys, tarkim, Mindė padeda 10K vertės assetų į poolą, tarkim, Solą prieš USDC. Tai jisai dės 5K vertės Solo ir 5K parašiau Etherio. Turėjo būti USDC. Sakykim, nesvarbu. Ir jisai įdeda šitą PAM proporciją į likvidumo poolą. Čia gražus baseinas su pinigėliais. Tada kitoj pusėje yra traderiai, kurie keičiasi tarp Solo ir USDC. Vadinasi, swapina.
Aš, tarkim, turiu USDC, man reikia solo, aš einu per DeFi, per DEXą ir pasikeičiu iš solo į USDC arba iš USDC į solą. Ir už kiekvieną pakeitimą aš moku fee, kaip traderis. Ir tas fee eina tokiem kaip Mindė, kuris įdėjęs pinigus į likvidumo poolą. Atitinkamai pagal jo depozito dydį visi fees yra padalinami. Tai vienas iš esminių dalykų, ką reikia atsiminti ir po to paaiškinsiu detaliai, tai yra tokia impermanent loso rizika. Tai kai vienas koinas keičiasi daugiau nei kitas, tavo proporcija irgi keičiasi. Ir gali tai būti, kad tu turėsi mažiau nei turėtum, tiesiog laikydamas tą koiną ne pūlę, o tiesiog wallet'e. Ir tai yra vadinama impermanent losu. Ir apie jį paaiškinsiu lyg tai paskutiniai skaidriai detaliau. Tai šita formulė, šitas likvidumo baseino metodas yra standartinis DeFi'ui, bet kadangi vis tiek viskas tobulėja, patobulėjo ir DeFi'us ir atsirado toks dalykas kaip koncentruoti likvidumo baseinai. Tai koncentruotas pūlas yra lygiai tas pats, tiesiog leidžia tau nedalyvauti visame kainų diapazone, tai reiškia, nesvarbu, kiek kainuos, tarkim, solas, tu visada uždirbinėsi fees, bet dažniausiai čia yra toksai, kaip pavadinkim, pinigai yra užstrigę, nes jeigu, tarkim, solas kainuoja 100 PEM ir vaikšto tarp 103 ir 107, tai visi pinigai už šito range'o yra tiesiog nenaudojami, jie tiesiog stovi. Ir kad šitą bėdą spręsti, DeFi'os protokolai pradėjo kurti naujos kartos poolus, kurie vadinami concentrated liquidity pools. Tai gaunasi, kad tu gali įdėti likvidumą savo pasirinktam kainos intervale. Pavyzdžiui, Solana tarp 107 ir 2 PEM. Tai reiškia, kad tavo kapitalas dirba daug efektyviau, nes tu nesidalini mokesčiai su tais, kurie užima nereikalingas kainas, kitaip tariant. Tai privalumas viso šito reikalo yra daug didesnis API, kol kaina yra tavo zonai. Kaip pavyzdys, ant Solanos, po to parodysiu, vienam iš protokolų, tu padaręs range'ą kažkas va tokio, tarp 1,7 ir 2 PEM, kaip pavyzdys, va tokiam kainos santykį, tu gali uždirbinėti grubiai tarp 0,2–0,3% per dieną ir kartais, kai Solana suaktyvėja arba dedi į kažkokį kitokį poolą, ne tik su Solana, gali uždirbinėti ir 1% ir 2% per dieną. Ir kai Trumpas paleido savo meme coiną, tą visą nesąmonę, kuri čia vyko, aš ne Trumpą pirkau, ne coiną, bet aš dėjau į poolą. Ir poolas mokėjo 7% per dieną nuo tavo įdėtos sumos. Ir dar šalia to važiavo į viršų, kas man nebuvo iš to profito, nes po to pasakysiu, kodėl taip yra. Bet 7% per dieną DeFi'ui čia yra absoliutus kosmosas ir šitas dalykas laikėsi gal apie gerą savaitę. Tai galit paskaičiuoti, kas vyksta. Ir tu nerizikuoji to savo pirkti Trumpo coiną, kur tu nežinai, kas su juo bus. Aišku, jisai važiavo gražiai į viršų, viskas gerai, aš būčiau uždirbęs tikrai daugiau, jeigu tiesiog būčiau pirkęs Trumpo coiną ir palaikęs jį, bet aš nesiveliu į visus tos meme coinų tradingus ir panašiai, dėl to aš tiesiog įdėjau į poolą, iš karto pamatęs, kad tai vyksta ir tai buvo labai neblogas geros savaitės runas. Bet čia yra rizikos, biški kitokios negu standartiniam pool'e. Tai yra, kai kaina išeina iš tavo zonos, o tarkim tavo pozicija yra Solanoj tarp 107 ir 2 PEM, ir kaina tarkim išvažiavo į 100 šiam. Kai kaina išeina iš tavo zonos, tu nustoji uždirbinėti fees. Gaunasi, kad tavo pozicija tiesiog stovi. Bet kitas svarbus dalykas yra, kad tavo kripto lieka 100% vienoj pusėje. Gaunasi, jeigu tavo pozicija išeina iš range'o į apačią, tai tarkim, tavo range'as yra 107 ir 2 PEM ir kaina išėjo į 100 šiam. Tai yra išėjo iš range'o per apačią. Reiškiasi, 100% tavo pozicijos dabar yra tik Solanoj arba bet kuriam kitam pool'e, kuris yra pirmas coinas. O tarkim, poolas yra Sol USDC
išėjus į apačią, tu turėsi 100% solo. Jeigu pūlas yra, tarkim, sol prieš eterį, tai vėlgi išėjus į apačią tu turėsi solą, išėjus į viršų turėsi eterį. Jeigu pūlas yra Fartcoin prieš USDC, išėjus į apačią turėsi 100% vertės Fartcoino, išėjus į viršų turėsi tik USDC. Tai gaunasi, kur yra bėda. Jeigu išeina per apačią, gaunasi, kad tu nebeuždirbi fees, pirmas dalykas. Ir antras dalykas, kad tu turi 100% savo pozicijos tam esete. Ir jeigu jis toliau važiuoja į apačią, tu prarandinėjai dar daugiau pinigų, nes visiškai pilnai tavo pozicija yra konvertuojama į tą esetą. Iš kitos pusės, jeigu tavo pozicija išeina per viršų, tarkim dabar kaina solo 270 kaip pavyzdys, ne? Ir irgi tavo pozicija išėjo iš range'o, automatiškai gaunasi, kad tu nebeuždirbi fees, bet tavo pozicija yra 100% USDC. Tai yra kitam coin'e negu tavo poolas. Tai tu ne tai, kad tu prarandi pinigus, bet tu prarandi opportunity costą, tiesiog laikant Solana, tu uždirbtum daugiau tuo momentu. Tai gaunasi, kad išėjus per viršų, tu turi tik USDC ir tau USDC nekyla, nes tavo esetas USDC ir jisai visada yra USD, vienas USD. Tai gaunasi, kad tau kainuoja opportunity costą. Tai nėra losas, bet tai yra nepanaudotas galimybė, kitaip tariant. Tai kaip pavyzdys, tarkim, tu dabar įdėjai 5000 į poolą tarp 107 ir 2 PEM į Sol USDC, vėlgi, proporcija, kiek tu dėsi, irgi nėra PEM ant PEM. Viskas priklauso nuo kainos santykio. Tai jeigu, tarkim, tu dėsi, jeigu dabar Solana kainuoja 100, tavo santykis yra 100 PEM ir PEM, tai tada tu dėsi plus minus 50 ant 50. Bet jeigu tavo range'as, kuo range'as yra mažesnis iš apačios, tuo daugiau Solanos dėsi ir mažiau USDC, ir kuo range'as yra didesnis į viršų, tuo dėsi atvirkščiai. Mažiau solo, daugiau USDC, arba daugiau solo ir mažiau USDC. Ta proporcija tau paskaičiuoja protokolas automatiškai. Ir dedant į poolą, dažniausiai bent jau, tu gali tiesiog padaryti automatinį swapą ir poolas ir protokolas pats suskaidys ir padalins proporcijas, kiek reikia, ir įdės tau pagal dabartinį proporciją. Tai čia nereikia daug matematiškai skaičiuoti, kartais reikia tiesiog užmest akį, kokia proporcija, ir tada pasikeisti pačiam prieš dedant į poolą, o kartais ant geresnių protokolų visą tai padaro jie automatiškai patys. Tai vėlgi, tai yra geras dalykas, nes tu uždirbinėjai gerokai daugiau, negu dėtum į viso kainos range'ą poolą, kai būdavo anksčiau, bet minusas yra, kad turi gerokai daugiau stebėti. Nes jeigu kaina išeina iš tavo range'o, priklausomai kaip jinai išėjo ir kaip toli ir kiek ilgam. Nes jeigu kaina išėjo trumpam ir grįžo atgal, tu vėl uždirbinėjai fees, viskas vėl gerai. Bet jeigu kaina išsimušia iš range'o gerokai stipriau ir tu matai, kad jinai nebesiruošia grįžti į tą kainą, kurioje buvo tavo esetai, automatiškai tada tu turi fiksuoti losą, išeiti iš pozicijos, viską perdaryti iš naujo, nes įėjus į poziciją su nustatytų range'u, tu nebegali pakeisti range'o. Jeigu nori pakeisti range'ą, turi išeiti iš pozicijos, fiksuoti losą, kitaip tariant, jeigu toks yra. Ir tada įeiti iš naujo. Ir tu jau įeidinėsi iš naujo su mažesnė suma, negu įeidinėjai. Ypač jeigu išeina per apačią. Visą šitą paaiškinsiu detaliau, kai bus konkretus pavyzdys, kaip eiti į poolą, nes yra daug galimybių apeiti šitą metodą. Jau dabar yra ir protokolai, kurie leidžia tau keisti range'ą neuždarant pozicijos. Ant tam tikrų blockchainų yra tokie įrankiai ir tokia metodika, vadinasi sneaky rebalancing, kada tu gali pakeisti range'ą neatpirkdamas esetų už mažesnę vertę. Čia toks mini hackas, pavadinkim, per tiek metų experience'o
yra įvairiausių tūlsų. Paprasčiausias yra irgi hedžas, tu turėdamas poziciją, jeigu matai, kad kaina išeidinėja per apačią, atsidarai shortą tai pozicijai per perpetual futures marketą, atsidarai shortą ir nesvarbu, tas shortas tau, jeigu kaina ir toliau krenta, tavo LP pozicijoje, pūlė, tavo assetas yra 100%, tarkim, solo ir vertė mažėja, bet tavo shortas tau uždirbinėja profitą. Tu esi vis tiek delta neutral. Ir jeigu grįžta pozicija atgal į range'ą, tu savo shortą užsidarei ir pozicija vėl generuoja tau fees, tai tu finale nieko nepraradai. Daug tokių visokių metodų ir strategijų, čia tiesiog ne šitam video. Ir paskutinė skaidrė, tai aiškiau paaiškinti, kas tas impermanent lossas. Tai įsivaizduokit 2 scenarijus. Pirmas, tu tiesiog laikai voletė savo kripto. Ir pavyzdžiui, tu turėjai vieną eterį, kurio kaina yra $2000 ir 2000 USDC. Tai jeigu eteris pakilo iki 3000, tada gaunasi, kad tu turi vieną eterį, kas yra 3 štukos, ir 2 štukas dolerių, tai tavo bendra vertė yra 5000. Bet jeigu tu buvai įdėjęs į pūlą, ir čia esmė yra apie paprastą, nekoncentruotą pūlą, įdėjai tą patį eterį ir 2K, pem ant pem, įdėjai 4K vertės pūlą, kai eteris pakilo iki 3000, baseinas, aš taip vadinu, automatiškai pakeitė tavo turto proporciją. Tai iš tų 4000 dabar tu turi biški kitai. Tu turi mažiau eterio ir biški daugiau USDC. Nes viskas vyksta proporciškai. Kaip ir minėjau, AMM. Tai yra dinaminė formulė. Keičia kainą ir santykiai pagal paklausą. Tu turi mažiau eterio ir turi daugiau USDC. Ir suskaičiavimus pagal dabartinę vertę, mažiau eterio kart 3000 gaunasi 2121 ir tada vėlgi tiek pat USDC, gaunasi tiek pat USDC, bet bendra vertė yra, tarkim, 4,2K. Vietoj to, kad būtų 5K tiesiog laikant voletę ir nesiveliant į jokius pūlus. Ir šitas skirtumas yra vadinamas impermanent lossu. Tai tu tiesiog laikydamas būtum turėjęs 5K, pūlę, jeigu būtum įdėjęs, tu turi 4,2K. Tai losas yra $758. Tas losas vėlgi, tai nėra losas visiškai pilnai, nes tu turėjai 4K vertės assetų ir vis tiek tu turi daugiau, bet turi ant 15% maždaug mažiau profito būdamas pūlė. Ir kada tai atsiperka, jeigu per tą laiką, kol buvai pūlė, tau iš fees sugeneravo daugiau negu 758, tai tu vis tiek būsi pliuse. At the end of the day, paskaičiavus, jeigu būtum laikęs voletę ir jeigu būtum įdėjęs į pūlą. Jeigu ne, būtum geriau uždirbęs tiesiog laikęs assetus savo voletę. Tai čia yra skirtumas, tas impermanent lossas. Jisai ne visada yra lossas, kad tu praradai pinigus, bet dažnu atveju tai būna opportunity costas, kad tiesiog laikant voletę, tu būtum turėjęs daugiau. Bet kada kalba eina apie koncentruotus pūlus, situacija yra biškai kitokia, nes vėlgi tai yra dinaminė formulė ir tas ratio keičiasi visada. Ir išėjus iš range'o tu būni konvertuojamas pilnai į vieną arba kitą assetą, priklausomai į kurią pusę išėjo. Tai tas impermanent lossas skaičiuojasi biškai kitai, bet iš esmės principas yra toks pat. Tai vėlgi, čia yra labai didžiulė tema, impermanent lossas, DeFi'us protokoluose ir visi DeFi'us useriai labai daug dėmesio skiria šitam dalykui, bet aš nemanau, kad reikalinga. Paprasčiausiai reikia galvoti su galva ir tas impermanent lossas nėra toksai baisus dalykas, kaip atrodo. Jo, gal tu, jeigu yra bull marketas ir viskas kyla, viskas važiuoja į viršų ir panašiai, tada faktas, kad būti DeFi tu uždirbsi, bet mažiau. Nes tiesiog laikyti assetus gaunasi daug pelningiau. Bet rizikos atveju DeFi būti yra saugiau. Jeigu viskas važiuoja į apačią, vėlgi, būti DeFi tau gaunasi biški saugiau. Jeigu tu esi koncentruotam pūlė, tada ir nehedžinai, neturi jokios strategijos išeiti į delta neutral, tada tu prarasi galbūt ir daugiau. Bet vėlgi,
Net jeigu tu ir išėjai iš range'o į apačią, tave konvertavo į tą coiną ir jisai toliau krenta. Ok, jeigu tu vis tiek manai, kad tas coinas turi perspektyvų, tu gali, kad ir išeiti iš tos pozicijos, suplainti lendingą, pasiskolinti USDC, dapirkti to asseto, vėl ar jį suplainti ir paprasčiausiai ant to comebacko, kuris kažkada vis tiek įvyks, tu atsiemi už tą visą losą, kurį patyrei, laukdamas, kol tas assetas grįž. Vis tiek yra būdų. Tai nėra kažkoksai tai magiškas dalykas, kad, žinai, va viskas, dabar impermanent losso bijau, nes, pavyzdžiui, tokių žmonių yra nemažai, kurie nesivelia į DeFi, nes yra prisiskaitę, prisiklausę, kad impermanent lossas visada suvalgys tavo profitus. Tai jeigu tai būtų, žmonės neuždirbinėtų iš DeFi'aus ir tai tiesiog nebeegzistuotų. Bet jeigu tu galvoji su galva ir turi neblogą strategiją, kuri nėra kažkas matematiškai sudėtinga, tiesiog arba hedžinės visada, arba paprasčiausiai žiūri paprasčiau, biški labiau chill kaip aš, kai tu dedi į pūlus, tu įsivaizduoji, kad tu padarei išlaidą. Tiesiog susimokėjai už kažką ir viskas. Ir nuo to momento, kada tu esi įdėjęs į pūlą, viskas, kas tau generuojasi, tu paprasčiausiai į tai žiūri kaip į profitą jau. Jeigu tu įsivaizduotum, įsivaizduotum, kad tie pinigai, kas įdėta į pūlą, viskas jie yra išleisti, tai visai kitaip tada žiūrisi, žinai, čia aišku nėra teisingas mąstymas, bet tiesiog psichologiškai savo susipaprastinti situaciją visai veikia. Bet šiaip, sakau, tas impermanent lossas nėra kažkas magiško, nėra labai jau rimtas dalykas, kaip visi padaro, tu gali į jį žiūrėti gerokai paprasčiau ir vėlgi, tu būsi profite, tiesiog galimai būsi mažesniam profite, negu galėjai būti, bet nebūkim godus, geriau turėti skillą, turėti žinias ir tiesiog uždirbinėti vis tiek, negu, oi, pizė, galėjau laikyti wallet'e, būčiau turėjęs dabar 2x daugiau. Nu tai valio, tada, žinai, nesivelk į DeFi, o laikyk wallet'e. Bet DeFi'us tikrai leidžia maksimaliai išnaudoti savo turimus assetus ir iš jų uždirbinėti profitą. Tai šitam video tiek, gavosi pakankamai, matau, ilgas, bet paaiškinau, iš ko ateina tie procentai ir iš ko tu čia ką gauni. Ir važiuojant toliau, tiesiog lysim į detalės, į protokolus, į walletus, visą setupą, kaip tai atrodo, kaip tai veikia ir panašiai. Tai ačiū už šitą epizodą, tikiuosi patiko ir susimatysim kitam.